kelionė trūks. Broli, kiek dar dienų, kol nuguls dulkės, kol tau ištars gulkis. Žodžiai teisingi kieno pusėje, tu rankoje akmuo ar dar būsi jo. Kam tu teisėjas, kam rankos budelio, kam laiškas dugne budelio. Kuris čia be nuodėmės, lai meta tą akmenį, tau nepasirodė mes prakeikti. Užeikit, įsitaisykit patogiai. Dėkui. Na tai, kokios problemos jūs kamuoja, gerbiamasis? Nu taip tiesiai šviesiai kaip ir negaliu pasakyti, bet suprantat, jaučiu vis didėjantį nerimą. Netgi baimę. Gal galite sukonkretinti, su kuo susijęs tas nerimas, tos jūsų baimės? Kartais labai keistai jaučiuosi, aš net nežinau kartais, ką čia darau. Ne, konkrečiai ne čia, ne jūsų kabinete, bet apskritai šiame pasaulyje, suprantat? Kartais jaučiu kaip koks ateivis. Iš kitos planetos, kažkoks svetimas, vienišas, niekam nereikalingas. Gerai, tęskit, mes pabandysim jums gražinti normalią būseną, gerai? Sėsk, Marko, pasikalbėsim. Sėsk. Aš kiekvienam iš jūsų pravesiu savotišką instruktažą, kad paskui neliktų neaiškumo. Ir kad manęs nešnipinėtume. Aš tavęs nešnipinėjau, tėve. Aš tavęs nekaltinu. Aš tiesiog konstatuoju faktą. Kažkas iš jūsų bandė klausytis mano pokalbio. Aš galiu išsiaiškinti, kas? Ne, nereikia. Tu juk pranešiai broliams apie konteinerių turinį. Taip, bet tu neliepi nieko slėptis, a? Ne. Viskas gerai. O dabar, Marko, išklausyk mano planą. Be jau minėto konteinerio su uranu dar yra didelis krovinys kokaino, kuris keliavo į Rusiją. Bet mano pastangomis liko Lietuvoje ir viskas buvo pavaizduota taip, tarsi jį konfiskavo policija. Pusė krovinio, pasinaudojęs mano tariamą mirtimi, pasisavino Voldemaras. Ir dar 10 kilogramų kažkas nukrys, bet čia jau smulkmena. 2 markai. Pabandysi susitvarkyti su Voldemaru. Aš to paaiškinsiu kaip. Ir čia dar ne viskas. Ieškoti to dingusio kokaino krovinio atvyko toks Ričardas Vasiliauskas, mums žinomo Vasios brolis. Mes su Marku išvykstam pas Švarcą su demonu į klubą. O tu saugok Levantą. Ir ypač Laura, nepatinka man tas jos netikėtas sugrįžimas. Tai be problemų, tėvai. O, žinau, mano, visos problemos atsiranda tada, kai mes nepakankamai vertiname savo priešininkų galimybės. Ginklą turi? Tai aišku. Na, žiūrėk, Simon, šį kartą neprisidirbk. Prašau, nafik tas kaminas, nieko šiandien negrąžinsiu. Žiūrėk, pas manęs tokių kiekių koksų tikrai nebūsi. Tikrai man nereikia problemų su kaminu. O kuo jūs visi tokie mėžniai, ką? O kaip kaminas sužinos, kur koksas tas? Aš tą telefoną išjungiau, hato nebegrįžiu. Pas tavę pabūsiu, sugalvosim, kur ta koksas. Klausyk, nieko mes negalvosim. O kol tu galvosi, tave ir kaminą surasi. O, blemba, ant tų žodžių. Tai tu debilė, aš tau sakiau telefoną išsijungiu. Tu ką man daryti, atsiliepti?
Tik aš neatsiliepsiu kaminas, gal kažkas ne taip. Nu tai tu atsiliep, tik tai nesakyk, kad aš pas tavę ir iš vis nežinai apie mane nieko, supratai? Sveikas, Kartai. Banginė ieškau. Gal žinai, kuris yra? Tai pas mane jo nėra kaminė. Aš ir neklausiu, ar jis pas tavę yra. Šiaip, sakau, gal žinai, kokiuose mariuose ir jūrose mūsų tas didysis žinduolis plaukėja. Nu ne, žinok, aš seniai nemačiau. Ai, taigi žinok, jis būtą turi, tai gal ten ir sėdi. Buvau aš tam bute. Nieko ten nėra. Gal žinai, kuris yra? Ne. O tu ko tu jam nepaskambinė? Tu ką mane idiotų laikai? Aišku, kad skambin. Užsijungęs tas mūsų banginis. Žiūrėk, kai jį sutiksi perdą, kad aš jau labai ieškau, supratai? Ok, kaminė. Gerai, būtinai. Gerai, iki. Liama manginė. Rotas kaminas nepatikėjo. Žinau, kad aš jaučiu negerą. Ir aš jaučiu negerą kvapą. Nes tu šikitiesi kelnis minki tulk ir įsikratyk, kol manęs neapšūdinai. Davai, paimi savo miltus ir varai iš čia. Tu dar man mentus iškvies, gerai? Aš rimtai nejuokauju, davai, pasiimi šūdą ir viskas. Aš tikrai nenoriu, kad kaminas manęs užgriūtų. Karoliu, kaminai šypso nieko negriūna. Todėl nusivalyk snarglius, gerai? Davai dėlas toks. Aš tu, kaip draugui, kyla koks tą padovanoju, tada nustosi myšt, a? Kas, vėl kaminas nerimsta? Ne, Romkas toks. Sakau, išjungta trūbo, jofana. Alio? Sveikas, Karoluk. Draugė mano geriausias. Kaip tu? Gal turi kažką gero? Jo, aš paimčiau. Galiu prilėkti iki tavęs. O kur? Mieste? Galim ir mieste. Ok. Labas, Romka. Labas, žirbliuk. Ką veiksim? Nori pašniu? Kas čia dabar? Matai, pas mane atsirado tokia dilema. Arba man apsimes, kad nematau, kaip mano pusbroliukas tėvą perenginėja, arba vis dėlto tėvai padėtų. O tai kam šniot, kai tokia dilema? Kai Romka sutrauks kelis takelius, jisai sugalvos labai niekšingą planą. O tai gal geriau vis dėlto tėvai padėt? Kam tas niekšingas planas? Be niekšingo plano tėvų nepadėsim. Varom? Ir kur mes varom? Pas Karoluką. Nu, pas Karoluką, tai pas Karoluką. Dokumentų patikra, pilietė. Nu ir to, Barį. Nu, soriukas šitą. Banginio ieškau, gal žinai, kuris yra, nes... Nežinau. Pamatysiu, paskambinsiu. Labukas, Karoluk. Pasivažinėsim? Tu man kažkur matytas. Tai gal per teleką ar koncertą buvai? Eik tu. Taigi tave girta tėvas pirtį buvo uždaręs. Ha, šaunuolis. Nu, panašiai. Aš Romka. Aleksandras. Aha. Matai, žirbliu su kokiam žmyvėm Karolukas bendrauja. Pažįsti tą plaukuotą?
Supratau. Nu, Karluk, šok į vidų, važiuojam. Nafik, iš kur tas sportininkas išlindo, striukė apsipylė. Kur žinai, iš dangaus nukrito. Juda gyvas. Gyvas kažkoks. Padėkim atsistoti. Hei. Viskas gerai? Na, brok. Čia kaip banginis. Nu, Valera, čia tu tai mane numušiai, ką? Ko tu čia blaškaisi po gatvės kaip koks pasiutęs, ką? Iš kur tu, ką? Viskas gerai? Banginį. Man tačką sulamdai. Susimokėti reikės. Susimokėti. Tu mane dar netaip sulamdai. O, pažiūrėsim. Kas kam skolingas. Valera? Maliai. Valera? Pažiūrėk. Banginis su kokiais kroviniais keliauja. Hebra, davai, štačius neliečia, gerai? Einam. Subintuosim, ane? Einam. Viskas gerai, einam. Policijos nekviesim mes. Lysk. Vladai, pasivaikščiau po parką. Po susitikimo aš tau paskambinsiu. Dabar. Vadinasi, tu manim nepasitikė. Dėl Dievo meilės, Vladai, tokios taisyklės. Žmogui, kuriam parduodam prekes, kelia tokie sąlygas. Jis kelia, ne mes, kaip tu nesupranti. Suprantu. Bet jausmas šiaip sau. Klausyk, nebūtum sulaužęs mano koją. Pats atvykčiau į susitikimą. Tai kad, jeigu nori, kad tavo namai nebūtų gigantiškos kontrabandos sandėliai, pasivaikščiok po parką. Gerai. Linkiu sėkmės. Šimtas metų, Valdemarai. Nesitikėjau, kad turėsi man tokį įdomų pasiūlymą. Sveikas, Hansai. Galiu taip kreiptis. Ar turi kitą vardą? Gali. Tugi prie šito mano vardą pripratęs. Ja, senokį matėmės. Palauk, paskutinį kartą matėmės kur? Prie pokerio stalo, Las Vegas. Tavo labai gera atmintis, Valdemarai. Bet neprisiminimais dalintis šiandien susitikom. Ką čia turi? Pavyzdys krepšyje. Įdomu. Geras. Kas dar? Šalia paketas. O, labai švarus produktas. Koks kiekis? 240 kg. Kokybė 3,0. Neblogai, Valdemarai. Neblogai. Laiku aš į jūsų šalį su reikalais atvykau. O ko atvykai? Aišku, nepasakysi. Valdemarai, neuždavinėk kvailų klausimų. Sakyk savo prekių kainą, ieškosim optimalaus abu mus tenkinančio variantų. Nutemp mūsų brangų invalidą banginį. Ko stovi? Patys jūs invalidai. Normaliai man viskas. Tuoj pasižiūrėsim, kam čia normaliai, o kam nelabai. Nu, mūsų didysis žinduolį. Kokios čia jūrose perineršį tiek miltų? Jo ir ko po miestą lakstai, kaip koks pasiutęs su šitais miltais. Jau būtų laikas žinot, kad žinduolį gimdo, neneršia. Jeigu ką tam suoliai pasigūglinkit. Tu čia proto bokšto nevaidink, gerai? Normalų atsakymą gimdyk. Tuoj mes tave pagūglinsim. Na, tai įvyko tas tavo slaptas susitikimas. Ne, viskas puikiai. Na, tu žiūri taip. Šlapės. O kaip matai, toliau sninga. Klausyk, o kada jis paims tos visus ginklus iš mano namų? Gerai, viskas savo laiku, važiuokim, Vladai.
kur tu keliauji, Linu, pabūk dar. O ką su tavim, pūs žolę ir vėl? Nu, pūs, čilint, mylėtis. O ką toliau? Nu, toliau ir vėl pūst, ir čilint. O ką? Goša. Kas yra, skambinu, rašau, nieko nekeli. Kur telefas, ieško? Kur ta mano ryšio priemonė? Kur tas langas į virtualų pasaulį? Tavo langas mėtosi ten po stalu, mačiau. Nu, tai Linute, ką, atėjai ir išvyksti? Išvykti rašiau. Tai gal lik, tai mano pasiūlymas būtų pasilikti išvykti. Viskas aišku, garsas buvo išjungtas ir nemačiau tavo skambučių žinučių. Bet žinok, stebuklas vis dėlto įvyko. Maiklas rado Gošą ir be telefono pagalbos. Ok, tai princesė lik tada, nu, tai bus apmokėtas tavo brangus laikas. Show must go on. Tu aš nelabai supratau, negirdžiu aš tavęs, tu gali normaliai pasakyti. Kas? Tai klausyk, kas tas mistinis Richardas, ką? Čia tipo Vasios, tavo tikro tėvo brolis? Aš nesuprantu, ko tu. Koks konteineris, aš nežinau, kur jis yra. Nesuprantu, ko tu nori, nesuprantu. Gerai, parodysiu. Pusės nukai užšalo. Geras. Gerai, tu savo nusytį miltuotį nusivaly. Išsitepiau. Kaip, banginė, toliau skėsi, kad mylai tavo. Valera, mano ir taškas. Jūs, karoči, mane sužalojot, tu dar pretenzijas kažkokias, mana? Ne pacanskai kažkaip. O kaip pacanskai? Gal mums demonai paskambinti? Koganą paklausti? Aišku, kad miltai iš jo partijos. Tai kaip, banginė? Čia tavo miltai? Ar mūsų? Mūsų. Nu. Gerai, ant 3 pasidalinsim. Galbi kaip tikras bachūras dabar, nes galvoju, kad visai savo galvelį asfaltą taip tirkdėliai, kad stogas pavažiavo. Gerai, tai ką, ant 3? Tai mano trečdaliuką? Ei. Trečdaliuką mano greit apmatuoti. Burokai. Stabdyk arklius. Ant 3, sakė ant 3. Kanopas užversi su tokiais tempais kosminiais. Tėti, kam visą tai? Kai žudysit vieni kitus ir dėl ko? Akmenį, tau nepasirodė.